Su geriausiais norais gerai pasirodyti prieš publiką Vilniuje, D1 Sport organizuotose čempionato uždarimo varžybose, Siemens arenos aikštelėje prie starto linijos išsirikiavo 30 sportininkų iš Lietuvos ir kaimyninių valstybių. Dar neatidarius įėjimo vartų, prie jų jau būriavosi keli šimtai reginių ištroškusių žiūrovų, regis reginių ir neturėjo trūkti. Be padangų dūmų užsklandų, lenktynes turėjo užbaigti AC/DC projekto koncertas su ugnies šou bei žinoma gera dar vieno sezono palydų nuotaika. Pavieniai kvalifikaciniai važiavimai prasidėjo ant drėgno asfalto. Situacija regis tik gerėjo. Vėjas pamažu džiovino dangą, o automobiliams raižant aštuoniukės formos trasą pasirodė pirmieji dūmai. Sportininkai vis agresyviau spaudė akceleratorius. Tuo tarpu teisėjų trio, dukart drifto karaliumi tapęs Andrius Miciūnas, Darius Kepežinskas ir D1 Sport komandos narys Maksimas Nedorezovas pradėjo savo darbą vertindami geriausiai pasirodžiusius dalyvius, kuriems vėliau teks stoti į porinius važiavimus su varžovais. Džiugu ir tai, jog sezono uždarimo varžybose startavo ir vienintelė mergina Ieva Pečiulytė su baltu BMW. Trasai išilus, iš automobilių pasirodė taip laukta baltų dūmų puta, žiūrovai išvydo keletą ne ypač skaudžių incidentų. Turbūt apmaudžiausiai varžybos susiklostė šių metų šonslydžio karaliui Andriui Vasiliauskui. Šio sportininko pasirodymo fanai laukė su nekantrumu, tačiau jam teko išvažiuoti su skolintu BMW M3 automobiliu, mat kovinėme sportininko aparate sustreikavo apsaugos sistema. Tiesa, kitas automobilis sėkmės drifto karaliui neatnešė. Kvalifikacijoje jo uždirbtų taškų nepakako net patekti į top 16. Kai regis D1 Sport čempionato uždarimo varžybos Vilniuje įsivažiavo į ritmą ir jau buvo galima užuosti finalinius važiavimus ir žiūrovus, ir dalyvius, kaip mat išvaikė prapliupęs lietus, kuris netruko paskui atsitempti audrą. Varžybos buvo sustabdytos, o trasoje per kelias minutes prilijo tiek, jog apie efektingas dūmų kamuoliais apsipylusias finalinės kovas buvo galima tik svajoti. Sportininkai susidariusią pertrauką išnaudojo padangų keitimui, o žiūrovų tarpe liko tik patys ištvermingiausi, gera apranga pasirūpinę šonslydžio fanai. Dingti nebuvo kur. Po gero pusvalandžio stipriai lyjant, sportininkai vėl išvažiavo į trasą. Na, išties gaila ir jų, ir organizatorių. Žiūrovai išsibėgiojo, o dalyviams teko demonstruoti pusiau drifto, pusiau meninio plaukimo per balas įgūdžius. Neįtin greitoje Vilniaus trasoje greičiai dar labiau sumažėjo. Savaime suprantama, dėl nelaikų supykusios gamtos buvo atšaukta ir koncertinė sezono palydėtuvių vakaro dalis.
Deja, bet kaip ir nemaža dalis žiūrovų, šį kartą finalinių dvikovų neišvydome ir mes. Nors buvome pasiruošę viskam, tačiau galų gale dėl didelės drėgmės sustreikavo filmavimo aparatūra ir nukabinus nosį teko važiuoti namo. Per 11 metų varžybų pabaigos autofanai nesulaukė tik antrą kartą. Kaip skelbia organizatorių informacija, geriausių drifterių lietingose sezono uždarimo varžybose pripažintas vienas stipriausių šių metų vairuotojų – Mantas Kulvinskas su 3 serijos BMW. Antras liko Valdas Vindžigelskis, trečias Team Pony Drift narys Ervinas Arnasuzas su monstriškai griaudinčiu BMW.